Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radio Lentyna rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera, Baltos lankos ir Nieko rimto. Na ir su paskutinė knyga grįžkime prie linksmesnių temų ir netgi knygos su iliustracijomis. Nors vėlgi, humoras nebūtinai reiškia, kad turi būti linksma. Gali būti kaip tik labai liūdna. Leidykla Vaga šį kartą pristato Semo Savage'o debiutinį, nors autorius gimęs 1941 metais, romaną, pirmą kartą pasirodžiusi 2006 metais Firminas, kurį iliustravo Fernando Kran, o iš anglų kalbos išvertė Emilija Ferdmanaitė. Nežinau, nuo ko pradėti, ar nuo to, apie ką yra Firminas, ar kas yra Semas Savage'as, kadangi tai vienas tų žmonių, kurie kelia begalinį susižavėjimą dėl tikrai nekonformistinio požiūrio į pasaulį, nepaisant kuo puikiausių galimybių įsitaisyti vadinamame establishmente. Būna taip, jog žmogus mokėsis Heidelbergo universitete ir įgijęs filosofijos doktoranto laipsnį Yale universitete. Savage'ui tai nutiko 1979 metais. Ten pat dėstęs filosofijas staiga pajunta, jog kažkas yra ne taip. Tai buvo tais laikais, kai daugelis ėmė suvokti, jog visos esminės filosofinės problemos jau yra išgvildentas, beliko tik lingvistinių dėlionių galimybės. Būtent šis atradimas Semui Savage'ui nepaliko jokių karjeros galimybių. Ir vienintelis dalykas, kuris jį pradėjo dominti, buvo jis pats, jo paties dėlionė. Nuo to laiko filosofijos daktaras ėmėsi bet kokių darbų – dviračio mechaniko, dailidės, žvejo, spausdintojo. Gyveno iš vis mažėjančių žmonos santaupų, vis bandydamas rašyti arba apsimesdamas, kad rašo, arba iš tikrųjų rašydamas, kaip rašoma oficialioje rašytojo internetinėje svetainėje. Visgi daugelį savo darbų jis sunaikino. Barnes & Noble svetainiai duodamas interviu Savage'as sakė: dirbdamas įvairiausius darbus tikrai praplėčiau savo akiratį, tačiau daug laiko praleidau tiesiog sėdėdamas supamojoje kėdėje ir darydamas tai, ką kiti vadina tiesiog spoksojimu į dausas. Turtingieji šią veiklą, o tai ir buvo veikla, dėja nekonvertuoja į grynuosius. Prisimindamas tuos metus, Savage'as teigia, jog pats maloniausias jo dirbtas darbas buvo laive, kai ilgas valandas jis turėjo galimybę likti vienas su paukščiais vandens apsuptyje. Tuomet jis jausdavęsis laimingiausias žmogus planetoje. Na, o šiandien jo malonumai kur kas mažesni ir lokalesni. Tame pačiame interviu jis sako: vaikštau prie ežero, žiūriu kino filmus, 2 kartus į savaitę nueinu pavalgyti į restoraną, skaitau. Mano nemėgstami dalykai taip pat platus ir universalūs. Nekenčiu žargono, ypač akademinio. Svajoju, jog kad vieną rytą sustos ir nebeužsikurs visos miesto mašinos. Kenčiu dėl karo ir moterų. Įkyriai skaitau naujienas. Nervinuosi ir leidžiu garą. Manau, kad šneku pompastiškai ir tuščiai. Taip kalba Semas Savage'as. Ir pagaliaugi apie romaną Firminas. Gal vėlgi paties Savage'o žodžiais iš ten pat. Kaip ir visad, neturėjau jokio plano ar įkvėpimo romanui. Nepradedu nei nuo idėjos ar plano, kaip kad dabar štai bus istorija apie išsilavinusių žiurkiną vienoje Bostono bibliotekų. Kai pradėjau rašyti Firminą, negalvojau, jog tai bus žiurkė, tiksliau žiurkinas, ir kad jis bus Bostone. Nežinau net, kad tai bus romanas. Jeigu nedirbau ties kokia istorija, tiesiog sėdžiu prie mašinėlės, dabar prie kompiuterio ir spausdinu be jokios idėjos. Tas rašymas tapatus betiksliam vaikščiojimui. Dažnai iš to nieko nesigauna. Bet ne visada. Parašau paragrafą po keletą kartų, kol einu prie kito. Stengiuosi negalvoti, kur visą tai nuves dėl baimės, jog forsuojant istoriją norima linkme dings savaiminė kryptis, kylanti tiesiog iš rašymo. Štai taip apie savo rašymą kalba pats Semas Savage'as. 2006 metais išleidęs debiutinį romaną Firminas, kurio beje vos irgi neišmetė į šiukšliadėžę, apie vienoje Bostono bibliotekoje gimusi žiurkiną, savarankiškai išmokiusi skaityti ir kaskart sulig kiekviena perskaityta knyga suvokianti savo begalinę vienatvę. Taigi, kaip teigiama knygos anotacijoje, tai intelektualus, juokingas ir kartu labai liūdnas pasakojimas apie bėdžių žiurkiną, labiau už viską troškusi būti Fredu Asteru. Priminsiu Semo Savage'o romaną Firminas išleido leidykla Vaga.